Kad sąnariai iš tiesų atsistatytų, reikia veikti sistemiškai. Yra tam tikros kelios žingsnių programos. Pirmas žingsnis – tai sumažinti uždegimą ir atkurti medžiagų apykaitą. Kol sąnarys yra uždegiminės būklės, jokia regeneracija neįmanoma. Vien numalšinti uždegimą yra klaida. Svarbu švelniai normalizuoti vidinę organizmo terpę, nes sąnario skysčio kokybė tiesiogiai priklauso nuo kepenų ir tulžies būklės. Kai tulžis yra tiršta ir blogai cirkuliuoja, sutrinka skysčių pusiausvyra ir į sąnarius nepatenka pilnavertis tepalas. Vienas iš pagrindinių žingsnių yra atkurti tulžies skystumą. O kaip jį atkurti? Naudoti šarminį vandenį. Jis padeda sumažinti uždegimą, filtraciją, sumažina rūgštinę terpę organizme ir paleidžia natūralų sąnarių ir organizmo apsivalymą. Jei norite žinoti daugiau apie sąnarių valymo programą, apie šarminį vandenį, rašykite man sąnariai komentaruose ir aš su jumis susisieksiu.